praeita, kol mes pasiekėm šitą stadiją, kai jau matom ir pamatus, ir jau kylančias sienas, kas yra labai džiugu. Žinoma, labai džiaugiuosi, kad ir praeitų metų pabaigoje gruodžio mėnesį būtent mūsų Biržų rajono savivaldybės taryba sutiko su Krepšinio federacijos siūlymu, kad šis sporto ir sveikatingumo centras būtų pavadintas būtent vieno iškiliausių Lietuvos sporto visuomenės žmogaus vardu, trenerio Vlado Garasto, kuris Biržam tikrai atidavė daug. Ir tai yra žmogus, į kurį, manau, visi turėjom lygiuotis ir lygiuojamės ir Birža jo tikrai nepamiršta ir niekada nepamiršta. Pirmą norėčiau perskaityti tą laišką ateities kartom ir kad visi žinotumėte, taip pat bus ir pridedamas priedas, būtent visos chronologijos, visos sekos, techniniai dalykai, kurio galbūt neskaitysiu. O laiško turinys. Biržų kraštas žymus visame pasaulyje ir Lietuvoje savo gimtąją žemę, garsėjančiomis asmenybėmis. Siekiant pagerbti vieną iš jų, Biržų rajono savivaldybės garbės pilietį, Kauno Žalgirio ir Lietuvos rinktinės trenerį. Lietuvos krepšinio federacijos garbės prezidentą Vladą Garastą nusprendėme Biržuose statomam sporto ir sveikatingumo kompleksui suteikti Biržų Vlado Garasto sporto ir sveikatingumo centro vardą. Tikime, kad šis centras ženkliai ir efektyviai prisidės prie vietos bendruomenės, sporto klubų ir organizacijų aktyvumo, skatinimo bei naujų aukštų Biržus garsinančių sportinių pasiekimų. Šiandien 2024 kovo 14 dieną į Biržų Vlado Garasto sporto ir sveikatingumo centro pamatus įkrasama laiko kapsulė ateities kartoms ir supažindinanti, kaip viskas prasidėjo ir priminsianti valios priimti progresyvius sprendimus svarbą. Labai džiaugiuosi, kad pagaliau bus pastatytas sporto renginys. Asmeniškai tai yra man trečias atvejis, kai pasirašau po aktų. Pirmą kartą pasirašiau 2004 metais Vilniuje, kai Siemens arena įdėjo kapsulę, ten statė Rubikonas tada. Ir 2008 metais rugsėjo 26 pasirašiau dėl Žalgirio. Buvo taip pat kapsulė. Šį kartą trečias. Manau, kad turbūt daugiau nebeteks niekur pasirašyti. Ir linkiu, kad viskas vyktų sklandžiai ir kad dar tektų man toj salėje pabūti. Ačiū. Kažkaip tai mes į tą statybą žiūrim ne tik, kad į pastatą pastatysim, gausim pinigus, išeisim, pamiršim, bet mes kažkaip tai žiūrim ir į tą jausmą, ką žmonės patirs, šiuo atveju biržiečiai ir gal ir aplinkiniai žmonės, kaip jie jausis čia būdami, ką jie čia, kaip jie fiziškai stiprės ir gerą pojūtį turės. Tai aš tuo labai džiaugiuosi nuoširdžiai ir tai, kai Fes mes tikrai pasiryžę laiku pastatyti, kokybiškai. Tiesiog mes galėtumėm užbaigti projektą ir kitais metais, negu kokį gruodį. Dalykas, nepamirškim dar ir kitų švenčių. Šiemet tikrai planuojam apie vasarą jau pasiekti aukščiausią tašką ir kelti vainiką. Reikia džiaugtis kiekvienu naujų laimėjimų, naujų statymų reikia džiaugtis. Čia yra didelis dalykas, todėl Biržų. Jie yra nusipelnę šitą pastatą. Skaitau, truputį gal vėluoja, bet geriau vėliau negu niekada. Aš atvirai tam vardu, aš neteikiu reikšmės, kad čia bus mano vardas. Svarbiausia, kad pastatys sporto centrą Biržai. Tai yra 100 kartų svarbiau negu vardas. Ko palinkėtumėt būsimiems Biržų Vlado Garasto sporto ir sveikatingumo centro lankytojams? Kad kuo daugiau jaunimo užsiminėtų sporto, lankytų tą centrą,
ir kad Biržai išgarsėtų savo puikiais sportininkais, savo puikiais pasiekimais. Dar noriu pasakyti, kad sėkmingai vyktų statybos, kad nebūtų kliučių kokių gali iškilti ir kad viskas įvyktų savo laiku. Ir labai norėčiau dar pats pamatyti atidarimą. Mano nuomonė, laiko kapsulė yra būtent tų ilgų darbų finišo tiesioji, kai jinai yra jau kasama ir jau pradedamos ar jau ir vykstančios statybos, kaip matom pas mus. Tai yra jau tos finišo tiesioji, kurie jau reiškia, kad tikrai tas objektas bus pabaigtas ir kad pagaliau Biržai turės modernę, profesionalią, pritaikytą visoms sporto šakom, būtent sporto salę, sporto ir sveikatingumo centrą. Kaip ir matėme šiandien dalyvavusių federacijų prezidentų, tai yra svarbu ir futbolo, ir krepšinio, ir lengvai atletikai, ir dziudo, ir sunkiai atletikai, kaip minėjau. Tai tikrai jis yra universalus, pritaikytas viskam ir kiekvienas biržietis galės rasti savo sporto šaką, čia užsiimti sportinę ir fizinę veiklą, kas prisidės ir būtent prie jų sveikatos ir prie viso gerbuvio mūsų rajone, nes jo tikrai trūko ypač vidaus infrastruktūros, nes jeigu lauko infrastruktūra Biržuose po truputį ir tvarkėsi sporto, vidaus dėja buvo pamiršta ir tai yra 10-mečio išspręstas klausimas.